laimė. Tikrasis džiaugsmas ir laimė yra vertingi. Jeigu žmogus neišgyvena, apie džiaugsmą ir laimę negali būti jokios kalbos. Sunku išgyventi chaotiškoje, nesąžiningoje ir paprastai nedorovingoje visuomenėje. Bet kuris individas arba žmonių grupė, kiek tik leidžia jų jėgos, stengiasi iš gyvenimo gauti kuo daugiau malonumo ir išvengti skausmo. Blogi aplinkinių poelgiai gali kelti grėsmę jūsų išlikimui. Dėl kitų žmonių nesąžiningumo ar blogo elgesio jūsų laimė gali pavirsti tragediją ir sielvartu. Aš nebejoju, kad jūs galite prisiminti pavyzdžių nutikusių realiame gyvenime. Tokie blogi poelgiai sumažina žmogaus galimybės išgyventi ir daro jį mažiau laimingu. Jūs esate svarbus kitiems žmonėms. Jūsų klauso. Jūs galite paveikti kitus. Jūs nebejingi savo pažįstamų laimiai ir nelaimėms. Naudodamiesi šią knygą, jūs galite be ypatingų pastangų padėti jiems išlikti ir gyventi laimingesnį gyvenimą. Nors niekas negali užtikrinti, kad kitas žmogus bus laimingas, tačiau galima padidinti jo galimybės išlikti ir būti laimingam. Didėjant jų galimybėms, padidės ir jūsiškės. Jūs galite nurodyti kelią į mažiau pavojingą ir laimingesnį gyvenimą.